Na, tai paskaitos tema yra apie socialinę apsaugą, mes susipažinsim pagal kokius principus jinai organizuojama, kokia socialinės apsaugos struktūra. Žodžiu, tokius pradmenis šitoj paskaitoj gausite, nes čia tik tai trumpas supažindinimas. Žodžiu, tai va. Na, iš tikrųjų, socialinė apsauga turi savo istorinės ištakas irgi ir iš tikrųjų neformalios tradicinės priemonės, kol nebuvo tokios modernios socialinės apsaugos. Tai, na, buvo ta apsauga gaunama socialiniai šeimos, giminės, parapijos. Na, vėliau prasidėjus industrializacijai, tai jinai sugriovė tradicinės priemonės, saugančias nuo grėsmių, nes pradėjo fabrike mašinos kėlė tikrai sveikatai pavojų didelį, išaugus buvo susižalojimų rizika, kuri buvo žymiai didesnė nei žemės ūkyje, kada žmonės į miestus, į fabrikus kėlėsi. Va, apie fabrikus kūrėsi gyvenvietės, kurios tapo miestais. Pastarėje dar įtaka tradiciniai šeimai ir kultūrai. Ir daugumos išgyvenimas priklausė nuo atlyginimo iki atlyginimo, tai labai skyrėsi nuo to, kaip gyveno ir kaip organizavo agrarinės visuomenės. Tai va toks trumpas įvadukas. Va, ir šiuolaikinės jau modernios socialinės apsaugos formavimosi pagrindiniai veiksniai ir buvo pramoninė revoliucija, su tuo susijusi urbanizacija. Na ir darbo pavertimas preke, tai yra išplitus, kaip sakant, darbui už atlyginimą. Ir šitie trys dalykai pagrindiniai yra. Dabar industrializacija, tai jinai suteikia tam tikras galimybės, ne tik pavojus ir galimybės, bet ir tas galimybės žmonės sukūrė, kaip tuos pavojus, rizikas, žodžiu, pašalinti, tai kaip apsirūpinti santaupomis, apsidraudžiant privačių gyvybės draudimu individualiai, ar įkuriant savišalpos draugijas, privačias ar profesinės pensijų schemas, kaip kompensuoti žalą, žodžiu, ar atsakomybę darbininko sužalojimo darbe, kaip taikyti tai darbdaviui, kaip po to globoti jo likusius šeimos narius ir visi kiti dalykai. Žodžiu, atėjo irgi kaip atsakas į pavojus, kuriuos sukūrė industrializacija. Dabar silpnesniųjų apsauga, tai tokia atsvara industrializacijos kelimiems pavojams ir jinai tapo solidarumo persikėlimas už šeimos ribų. Tai yra už kaimo, parapijos ribų į valstybinį lygmenį. Tai va silpnesniųjų apsauga. Tai pramoninė revoliucija reiškia šuolišką darbo našumo augimą. Ir reikėjo didelės darbo valandas dirbti. Ir gyvenimo lygis kilo, nes žmonės pradėjo uždirbti atlyginimus ir įpirkti prekes. Galimybės paremti negalinčius dirbti įgijo, nes va, tokių dalykų buvo, reiškia, svarbių. Susivieniję su politinėmis partijomis darbininkai galėjo siekti, kad būtų priimami sprendimai jų naudai, kai juos ištiktų bėda. Stipriosios socialdemokratinės partijos tapo akivaizdžiu socialinės apsaugos plėtros veiksniu. Va tas irgi, tai, kad darbininkai turėjo balsavimo teisę, galėjo veikti, prašyti juos atstovauti, žodžiu, reikalauti kažką mainais už rinkimus, tai žodžiu, gana stiprias, ypatingai Vokietijoje, suformavo tas socialdemokratinės tas partijas. Dabar balsavimo teisės reikšmė, tai bet, kaip jau minėjau, jinai esminė yra, nes žmonės, kada įgyja teisę balsuoti, tai tam tikra prasme jiems suteikiama teisė ir dalyvauti visuomenės išteklių tvarkyme. Nes jeigu pasižada kažkur išlaidauti politikai ir kažkaip tvarkyti pagal savo programas, tai žmonės būtent už tai ir balsuoja, jeigu jie sąmoningi. Ir kiekvieno žmogaus pripažinimas laisvu ir lygiu kartu reiškia, kad skurdas neturi jo varžyti, neturi mažinti jo galimybių, kurios prieinamos ir kitiems. Tai va, toksai balsavimo reikšmė, kad kiekvienas žmogus buvo svarbus ir suprato, kad į politiką eina žmonės ir deleguoja žmonės, kurie turi visais rūpintis, kiekvienu tiksliau. Va. Dabar nauji socialinės apsaugos instrumentai atsirado, tai tokie palaipsniui, aišku, jie susiformavo, bet jeigu mes žiūrėsim taip labai koncentruotai, taip pat nacionalinė sveikatos apsauga, valstybės arba socialinio draudimo pensijos, nedarbo draudimo sistemos, valstybinės pašalpos skurstantiems, valstybinės pašalpos šeimoms su vaikais, bet ir šitos priemonės dažniausiai buvo vykdomos ir dabar vykdomos šalies mastu, finansuojamos iš viešųjų finansų, jų įgyvendinimas buvo užtikrintas įstatymas. Tokie pagrindiniai dalykai, kurie nepasikeitė iki dabar. Va. Iš tikrųjų, šiuolaikinės socialinės apsaugos užuomazgos
padėtos XIX amžiaus antroje pusėje, ypač XIX amžiaus 90-mečio Vokietijoje, kurioje kanclerio Otto Bismarcko iniciatyva buvo įkurtos sveikatos ir pensijų draudimo sistemos, iš tikrųjų labai tvirtos, jos išplito po pasaulį, galima sakyti, ir pirmaisiais 20 amžiaus dešimtmečiai tokios sistemos paplito visoje vakarų Europoje, įskaitant ir tarpukario Lietuvą. Žodžiu, ir aišku, po to Sovietų sąjunga jau nacionalizavo viską, kaip sakant, ir suardė tas, ir Lietuvoje irgi veikiančias tas ligonių kasas ir visa kita. Bet mes po to atkūrėm ir pagal tą tarpukario modelį dabartinė nepriklausomybė, kurioje jūs gimėte, tai būtent buvo perimta tos ligonių kasų modelis iš jau turėtų tarpukario ir iš Vokietijos. Va. Dabar kita savoka, kuria labai dažnai dabar vartojama ir su mūsų nauju prezidentu, kaip jo šūkis pagrindinis ėjimas į prezidentų šitą rinkimus buvo gerovės valstybė. Tai vat jums tikrai reikia žinoti tą savoką, kad, ir kokia jos esmė tos gerovės valstybės, taip pat po antro pasaulinio karo valstybė pripažįstanti savo atsakomybę dėl piliečių gerovės ir organizuojanti programas socialiniams pavojams įveikti. Imta vadinti gerovės valstybė. Tai toks paprastas apibrėžimas. Ir labai aš tikrai linkėčiau kad šiandien būtent mūsų dienų, dabar kai mes gyvenam, kad valstybė pripažįstanti savo atsakomybę dėl piliečių gerovės. Va šitas kartais pas mus pamirštama, organizuojamos programos ir dar kažkas, žodžiu, bet atsakomybė kartais pamirštama, kad pirminė atsakomybė vis tik tai tenka valstybei, tai yra politikams ir vykdančiai valdžiai, žodžiu, kurie yra didžiausi resursų skirstytojai ir turėtojai. Va. Dabar samprata ta, iš kur dar atkeliavo, dar biškelį kažkiek, tai pati savoka pirmą kartą panaudota, tos socialinės apsaugos, social security, kaip sakant, panaudota 1935 metais. JAV priėmus socialinės apsaugos įstatymą. Prezidentas tuo metu buvo Franklinas Rooseveltas. Ir kadangi socialinė apsauga kinta, apibrėžimų yra įvairių, tačiau jie susiję su socialiniais pavojais. Tarptautinės darbo organizacijos ir kitų, keletas bus pavyzdžių. Tarptautinės darbo organizacijos apibrėžimas, čia jau nuo seniai, čia lietuviška buvo tokia knygelė, socialinė apsauga, žodžiu, kažkada išleista, tai aš iš jos išėmus net ir į kabutės įdėjus, tas apibrėžimas yra tai apsauga, kurią visuomenė, naudodama įvairias priemonės, teikia savo nariams, nuo ekonominių ir socialinių nelaimių, kurias gali sukelti žymus užmokesčio sumažėjimas ar jo mokėjimo nutraukimas dėl ligos, motinystės atostogų, suluošinimo darbe, nedarbo, negalės, senatvės ir mirties. Jie apima taip pat medicininę priežiūrą ir paramą šeimoms su vaikais. Tai nieko stebuklingo nepasikeitė, galima sakyti, tai, kas buvo parašyta jau seniai, tai tas išlieka aktualu ir šiandien. Dabar kitas dalykas, socialinė apsauga yra labai svarbus solidarumo reikšmė ir taikant priemonių sukuriamas, kada per socialinę apsaugą taikomos priemonės, tai sukuriamas solidarumas tarp žmonių, kurie netenka darbo arba susidūrusių su ypatingomis išlaidomis. Žodžiu, taip pat solidarumas. Pavyzdžiui, jeigu mes mokam į ligonių kasas, tai nebūtinai kiekvienas žmogus, kuris moka mokesčius, kur privalomas socialinis draudimas, nebūtinai jisai tą, ką sumokėjo, viską ir išleidžia. Yra vieni žmonės labiau serga, gydymas brangesnis, kiti moka visą gyvenimą įmokas ir labai mažai lankosi sveikatos priežiūros sistemoje, žodžiu, išlaidauja mažai. Tai visada tas solidarumas yra labai reikšmingas, kad tie, kurie tvirtesni, stipresni, žodžiu, padeda silpnesniem. Tai solidarumas gali būti vienos kartos, sveiki ir ligoti. Žodžiu, kad toj pačioj kartoj, galima sakyti, sveiki moka už ligotus, dirbantys bedarbiai, tai yra dirbantys moka už bedarbius, nuo savo ten mokesčių įvairių atskaitytų, arba skirtingų kartų. Pavyzdžiui, darbinga karta, nedarbinga karta, pavyzdžiui, šitą pensijos, matysite, ten yra keli metodai, kaip tas pensijas formuoja, taip pat gali būti ir aš tikrai šitą esu patyrus. Žodžiu, kad nebuvo dar pensijų reformos, tai, žodžiu, ta darbinga karta, kuri dirbo, išlaikė tuos, kurie jau buvo pensinio amžiaus, žodžiu, tai tiek, kiek surinkdavo mokesčių, tai iš tų mokesčių jiem pensijas mokėdavo, žodžiu. Tai dar iš dalies tai yra, bet,
Žodžiu, čia solidarumo reikalas. Ir tai nėra jokios neteisybės, nes savo laiku tie, kurie dabar pensininkai, jie kažkada buvo jauni, darbingi ir jie išlaikė tuos, kurie jau iškeliauja į anapilį. Ir taip ir bus. Žodžiu, tas solidarumas tarp kartų jisai yra svarbus ir jo solidarumo reikšmė yra ypatinga. Dabar kokia struktūra? Žodžiu, tai pagal, čia atkreipkite dėmesį, tikrai tas standartas tarptautinės darbo organizacijos jau labai tikrai senas, nuo 52 metų, ir minimalų standartai buvo tokie išskirti. Socialinės apsaugos sritis yra suskirstyta pagal teikiamas pensijas ir pašalpas, organizaciniais bei funkciniais tikslais tokias šakas. Senatvės, invalidumo ir našlystės pensijos, likę ir Lietuvoje, ligos gimdymo pašalpos bei medicininė pagalba, tikrai mes šitą turim, išmokos nelaimingų atsitikimų darbe atvejais tikrai turim, nedarbo pašalpą turim, pašalpą šeimai turim. Šeimai skaitant ir vienos šeimai. Asmens. Taip, bet visos šitos šakos jos aktualios ir nepraranda ir dar ilgai nepraras savo prasmės. Dabar socialinės apsaugos vykdymo principai. Nuopelnų, kategorinis ir stokos. Šitie principai kaip organizuojama, bet čia jau šitie principai yra tokie santykėje su individualiu žmogumi. Tikslinė ta grupė. Čia būtų kiekvienas žmogus, kuriam reikia ar socialinės apsaugos nuo ligos, ar nuo netektų nedarbingumo, ar nuo nedarbo, žodžiu, ar dar kažkurių dalykų. Taip pat čia santykiai su tuo žmogum, ar vadinkim vartotojai, ar klientų, paslaugos vartotojai, gal reikėtų sakyti, žodžiu. Bet čia organizacinio asmens aspekto, kai ten, pavyzdžiui, kaip teikiamos kokios paslaugos ar parama, kada ten kontraktavimas, subsidiarumo principas, santykė su kokiam nevyriausybinėm organizacijom. Tai apie tai dabar nekalbu, dabar čia santykiai su valstybės atsakomybė ir žmogumi. Dabar kas tas nuopelnų principas? Tai pagal jį teisė į apsaugą ir apsaugos dydis priklauso nuo asmens iš ankstinio įnašo į socialinės apsaugos sistemą. Įmoka paprastai nustatoma procentinė dalimi nuo buvusio darbo užmokesčio, kuris savo ruožtu atspindi, kiek asmuo įdėjo pastangų dalyvaudamas darbo rinkoje ir iki susidūrimo su socialinė rizika. Tai kiek tu įmokėjai, galima sakyti. Ir tikrai jūs žinote, kad jeigu yra išmokos, yra pensijos senatvės, tai tikrai jos ne vienodo dydžio, priklauso kokį darbo stažą turėjai, net ir jei didelį darbo stažą turėjai, bet menkas atlyginimas buvo neaukštas, tai irgi ne kažką bus įmokėjęs. Ir kitą kartą, aišku, yra numatyta tas privalomas stažas pensijom, žodžiu, bet irgi priklauso koks atlyginimas, nes nuo atlyginimo dydžio priklauso mokesčiai. Tai tas nuopelnų principas, kad tu turi būti mokėjęs. Pavyzdžiui, jeigu privalomos sveikatos draudimo į fondą nemoki mokesčių ir nepatenki į tą kategoriją, už kurią mokesčius moka valstybė, tai tokiu atveju irgi tau tik mokamos, tik būtinoji medicininė pagalba, nes neįnešiai savo indėlių, neturi jokių nuopelnų sveikatos priežiūrai gauti. Tai tokia nuopelnų tas principas. Dabar kategorinis principas, tai jis reiškia, kad remiami asmenys priklauso tam tikrai iš anksto numatytai kategorijai. Pavyzdžiui, seni žmonės, vaikus auginančios šeimos, pavyzdžiui, kategorija, pavyzdžiui, išmoka vaikam. Ir jūs, jei turite jaunesnių brolių seserų, tai žinot, kad iki 18 metų, tiksliau, kol 12 klasių baigė, nes gali jau ir virš 18 dar kelis mėnesius mokėti, tai, žodžiu, jeigu priklausai tai kategorijai, tai valstybė po 60 eurų moka kas mėnesį. Žodžiu, tai toks universali ta išmoka, kaip sakant, priklausai tai kategorijai. Kategorijos nustatomos atsižvelgiant, ar joms gali grėsti pragyvenimo sunkumai ir skurdas ar ne. Tai toks. Kitas yra stokos arba skurdo principas, pagal jį remiami tik tie, kurių pragyvenimo šaltiniai yra nepakankami. Tai skiriama kiekvieno atskiro atveju prieš nusprendžiant suteikti socialinę paramą. Tai čia didelė brigada, kaip sakant, būna darbuotojų, kurie ten vertina, prašo pagrysti turimas pajamas ir visa kita, ir tikrai nemažai kainuoja valstybei pagal šitą stokos principą tas priemonės taikyti, ir labai dažnai politinių debatų įvairių kyla, nes tos universalios, sakykime, pagal kategorijas, jos mažiau aptarnavimo reikalauja tos išmokos, neišleidžiama tiek administravimo, žodžiu, kaip pagal tą stokos skurdo principą, nes pagal skurdo kiekvieną kartą ten kas keli mėnesiai vis reikia popierėlius nešti, tai parodyti, kad tavo pajamos
kaip sakant, nepadidėjo ir ten iki anekdotų kartais Lietuvoje nuo skelbimuose parduoto vežimėlio kokio ir pervestų pinigų jau kartais gali netekti tų išmokų. Tai vat, tas stokos skurdo principas, jisai tikrina pajamas. Dabar pagrindinės dalys, kokios yra socialinės apsaugos. Pagal išvardintus principus socialinė apsauga skirstoma į įmokinės išmokas ir paslaugas. Tai yra socialinį draudimą, neįmokinę socialinę paramą, teikiamą patikrinus gyvenimo šaltinius, tai čia skurdo to principų remiantis, ir neįmokinės kategorinės išmokas teikiamas netikrinant pretendentų pajamų ar pragyvenimų šaltinių. Pavyzdžiui, kategorinės išmokos tokios buvo, kad su COVID susietai kiekvienam vaikui ir vyresnio amžiaus žmogui buvo tam tikra suma pervesta. Tiesiog įkrito į sąskaitą ir va, tokia parama buvo. Tai nieko mes nenusipelnėm, kad sakykime, ištikus COVID-ui būtinai būtų, kaip sakant, mums išmokėta tam tikra suma. Ne, čia tiesiog pagal riziką, nes didžiausioje rizikoje ir yra pagal rodiklius skurdo vaikai ir vyresnio amžiaus žmonės, ir jiems buvo pervesta be jokių ten didelių administravimo išlaidų ir tikrinimo jų pajamų, nesvarbu, kiek tu uždirbi, bet buvo tai padaryta prielaida, kad galima pervesti visiems, nes labai diferencijuojant, tai užtrunka didelį laiką ir didelis kaštus aptarnavimo. Dabar socialinis draudimas. Dabar socialinis draudimas jau jisai yra šiek tiek yra toks, kad jisai pagrįstas kontrakto principu. Asmuo gali tikėtis išmokų socialinio pavojaus atveju, jei jis iš anksto dalyvavo socialinio draudime ir savo arba darbdavio įmokomis prisidėjo prie socialinės apsaugos sistemos finansavimo. Tas socialinis draudimas. Kontrakto principas svarbu. Jūs gal jau irgi kažkurie dirbat, jau yra galbūt sudarę, esat sutartis, mokat mokesčius, žodžiu, arba tam socialiniam draudime dalyvaujam. Dabar tas socialinis draudimas visada remiasi nuopelnų principu, nors aišku yra visokių ten tų schemų, sakykime, tiek berods Vokietijoje, tikrai dabar žinau, kad Kanadoje, jeigu yra šeima, sutuoktinis, tai žodžiu, jeigu žmona nedirba, jis apdraudžia savo šeimos narius, sakykime, žmoną, ir jinai tampa, kaip sakant, iš tų pajamų savo sutuoktinio būna apdrausta. Tai toks tikrai įdomus dalykas, Lietuvoje neįprastas, kad mes savo šeimos narius draudžiam, žodžiu, draudimu. Tas mūsų toks labai individualizuotas, bet tikrai yra kitaip, kad gali savo visą šeimą rūpintis. Ne vienodai šalis tvarkosi, bet vis tiek reikia nuopelnų principą, reikia turėti kontraktą ir mokėti mokesčius. Finansuojamas įmokomis, kuris paprastai, bet jau čia pasakiau, kad darbdaviai ir darbuotojai, dažnai labai prisideda ir valstybė, taip pat, kaip minėjau, Lietuvoje yra tam tikros kategorijos žmonių, už kuriuos moka valstybė, tai tos kategorijos yra vaikai iki 16 metų, jeigu jie nesimoko, tai po 16 metų jau negaus ir nedirba, taip pat jis turės kažkaip tai eiti prie prievartą dirbti ir gauti tą statusą, tai yra vaikai, jeigu mokosi, tai ir studentai, žodžiu, draudžiami valstybės draudžiamui iki 24 metų, nors negaliu 100% pasakyti, tiesiog dabar net pati susimaišiau, reikėtų patikrinti. Yra neįgalieji, yra bedarbiai, kurie užsiregistruoja darbo biržoje, pensinio amžiaus žmonės, tai žodžiu, juos draudžia valstybė, žodžiu, nemažai tų žmonių yra, kur prisideda ir valstybė. Pajamos formuoja specialius autonomiškus valstybės biudžeto atžvilgių fondus, iš kurių mokamos pensijos ir pašalpos bei padengiamos administravimo išlaidos, taip pat tie pensiniai fondai, ligonių kasos, čia galima ar sakyti, iš kurių ten, kaip sakant, eina mums irgi socialinis draudimas ir mokamos, kaip sakant, pašalpos. Aišku, ne iš ligonių kasų pašalpos mokamos. Fondų administravimas irgi yra autonomiškas valstybės valdžios atžvilgių, tai ypatingai tų privačių fondų. Rezerviniai fondai, kurių laikinai nereikia išmokoms finansuoti, yra investuojami, siekiant uždirbti papildomų pajamų ir tikrai tai daro ir valstybės, kaip sakant, įmonės ir visa kita. Dalyvavimas jame yra privalomas, išskyrus kai kurias išimtis, tai būtent šitam draudime. Teisė į išmoką užtikrina sumokėtos apdraustojų arba darbdavio įmokos. Dabar žinot, kad buvo prie praėjusios Seimo, buvo pakeista ir mums kaip ir padidėjo kabutės atlyginimai, nes sistema pakeitė darbdavio tas įmokas, kai kurias perrašė, kad moka pats darbuotojas ir mūsų atlyginimai didesni, ir mūsų atlyginimai kaip ir anksčiau, taip ir dabar ten per buhalteriją išskaitomi tie.
mokesčiai. Taip pat įmokų ir išmokų dydžiai susieti su apdraustojo asmens uždarbiu. Tai žodžiu, bet irgi čia aišku, kokią sistemą to mokesčių taiko. Čia jūs girdit ir progresinius mokesčius siūlo ir dabar, kai tik skaičiau straipsnį būtent naujo Seimo nario Maldeikio, kuris irgi jums girdėta turbūt Europos parlamentai dabar dirba jau motina Aušra Maldeikienė, kad irgi daug labai panašių minčių yra su juo. Žodžiu, irgi pasisako, kad jeigu labai mažas atlyginimas, tai galbūt iš viso tada valstybė neturėtų mokesčių už to žmogaus imti, žodžiu, o pati ten mokėti už jį, o jam didesnį atlyginimą ir tiesiog, kad nebūtų tokio dalyko, kad daug resursų suvalgo administravimas, tikrinant tas pajamas žmogaus ir iš jo pirmiausia atima, po to labai daug investicijų administravimą ir po to vėl reikia duoti pašalpą, žodžiu. Tai kam atimti žmogaus pradžioj valstybės vardu, po to vėl grąžinti tos pinigus. Tikrai logiškai skamba ta mintis ir kai kurios šalys turi, kad nuo mažiausių visai ne, o nuo pačių didžiausių mokesčiai. Toksai, o vidurinė klasė, tai ant jos viskas laikosi, kaip sakant, tie vidutiniai mokesčiai tokie. Taip pat tikrai įdomių dalykų yra ir visai šalys daro, pas mus kol kas progresinių tokių rimtų nėra. Dabar socialinio draudimo prigimtis, tai va toksai yra, kad išmokos nusiperkamos iš ankstinėmis įmokomis, kaip komercinėme draudime. Išmokų ir įmokų dydžių priklausomybė nėra labai griežta, bet ko nepasakysi apie komercinį tą draudimą, komerciniam ten viskas labai gerai suskaičiuota. Socialinėme draudime galimas perskirstimas iš didesnės pajamas gavusių neturtingų naudai ir jis panašus į socialinę paramą ir tuo pasireiškia solidarumo. Tai toksai, jau turbūt buvau minėjus. Dabar remiantis stokos principu, asmeniui suteikiama pagalba, jeigu jis neturi lėšų pragyvenimui ir yra nepajėgus pasirūpinti savimi. Tai turi būti patikrinta. Dabar 42 metais socialinė parama tarptautinė darbo organizacija taip apibrėžė. Tarnyba arba schema, kurie asmenims teikia teisę į mažas išmokas, kurios yra pakankamo dydžio, patenkinti minimalius poreikius ir finansuojamos iš mokesčių. Tai irgi niekas nepasikeitė per daug iš esmės iki dabar. Dabar socialinis paramos bruožų išlaidos dengiamos iš savivaldybės valstybės biudžeto, įvertinant poreikį, atliekami lėšų turto testai, kuriuose atsižvelgiama į turimas pajamas ir išteklius. Pašalpa nustatoma tokio dydžio, kad padidintų visas pareiškėjų pajamas iki minimalaus lygio, kuris tuo metu visuomenėje pripažįstamas būtinu minimaliam gyvenimui, bet jis nesiejamas su ankstesnėmis jo pajamomis ar buvusių pragyvenimo lygių. Tai vat pasižiūrė, jeigu remiamos pajamos ir jūs ten galite nueiti į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapį, pasižiūrėti remiamos pajamos ir jeigu iki tos ribos tau trūksta, tai pagal stokos principą tiek ir tau perves papildomai pinigų paramai, bet ne daugiau negu nustatyta remiamų pajamų suma. Dabar skirtumas tarp socialinio draudimo ir paramos, tai kad yra patekęs į socialinės rizikos situaciją, kiekvienas apsidraudęs gali gauti tokią išmoką, netikrinant jo pajamų, turto, tik patikrinus, ar buvo apsidraudęs ar ne. Jeigu apsirgai, tai kiekvieną kartą nuėjęs į gydymo įstaigą, pasižiūrės, ar tu esi draustas ar nedraustas. Jeigu nedraustas, tai sakys, mokėk už paslaugos. Nebent bus gyvybei pavojinga būklė, ta būtinoji pagalba. Tai kiekvienoje šalyje Europos Sąjungoje jinai suteikiama nemokamai. Privalo būti būtinoji pagalba suteikta nemokamai. Net jei žmogus neapsidraudęs. Kiekvienas norintis gauti socialinę paramą turi būti pasirengęs testui. Kartais patikrinama, ar jis darė savarankiškus žingsnius pajamoms gauti ar ne. Tai, pavyzdžiui, darbo biržų, sakykime, užsiregistruoja žmogus ir jis eina kaip ir įsipareigoja ten ieškotis darbo. Tai jis laiks nuo laiko turi raportuoti. Ar ieškojo, ar kodėl neieškojo, ar rado, nerado, ten ir visokių dalykų, ten atskira čia tema, reikėtų daug šnekėti. Dabar, aišku, yra mišrios programos, nes toks skirstymas šiek tiek idealizuotas, kad šaly veiktų tik socialinis draudimas ar tik socialinė parama, realiai tai sunku yra nubrėžti ribą. Pavyzdžiui, kategorinių pašalpų atveju, kai nėra tikrinimų pajamos, nereikalaujamų išankstinių įmokų, o pagal kilmę jos artimesnės socialiniai paramai. Iš anksto daroma prielaida, kad tam tikros grupės yra rizikoje, čia jau gal kartojasi šiek tiek. Tai vat, žodžiu, tos mišrios programos, kad kartais ir pagal tikslinės grupės, žodžiu, būna, kad universalio parama paliečia ir turtingus ir vargšus, bet gali būti ir tas solidarumas, kad iš draudimų aspektų ir mišrios įvairios programos. Dabar
Kartais į socialinį draudimą įtraukimą ir nuopelnų neturintys, čia jau minėjau, čia iš mišrių tų programų, studentai, vaikus auginančius motinos, mažas pajamas turintys savarankiškai dirbantys, kariai, už juos socialinio draudimo įmokas gali sumokėti arba sumoka mūsų šalyje bent jau valstybei. Lietuvos socialinės apsaugos struktūra. Na, tai greitai buvo labai iš tikrųjų, jinai pertvarkyta iš tikrųjų, kad atkūrė Lietuvos nepriklausomybę, tai socialinė, ta sovietinė socialinė apsauga, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, o vėliau gerokai papildyta, reformuota, priimant reikalingus įstatymus ir vis dar ta socialinės apsaugos struktūra keičiama ir tobulinima. Bet iš tikrųjų labai daug buvo padaryta tų, kaip sakant, pertvarkų. Nors kai kurios pertvarkos jau dabar 30 metų, galima sakyti, tęsiasi, na, pavyzdžiui, vaikų globos namų deinstitucionalizacija. Jūs girdit, kad jinai dabar vyksta, daug žinių, per žinias, per kitas masinės informacijos priemonės ir žodžiu tikrai. Ir nes iš sovietinės sistemos paveldėjo Lietuva didelius vaikų namus, kur po kelis šimtus vaikų gyvendavo tokius, žodžiu, dideliuose globos namuose. Ir juos labai sunkiai sekėsi ten tą deinstitucionalizaciją vykdyti. Įstojom į Europos Sąjungą, gavo struktūriniai fondai pinigų, tada užsiėmė ministerija stipriai investuoti, įsisavinti tuos pinigus, na, tokia jau tradicija Lietuvoje, kad į žmogų į pastatus. Dabar vėl susidūrė su problema, reikalauja žmogaus teisės ir iš aukštesnių institucijų Europos, žodžiu, ekspertai, komisarai žmogaus teisės, kad reikia tas didelės institucijas vaikų panaikinti. Ir matot jūs dabar, kas čia procesus įvairius, nors jau 30 metų praėjo. Tai kai kurie dalykai taip lengvai nepasikeičia ir tikrai reikalauja didelių pastangų ir didelės politinės valios. Bet iš tikrųjų įstatymai suformavę socialinės apsaugos sistemą, tai iš karto buvo po nepriklausomybės atkūrimo jie visi kuriami. Tai va, valstybinio socialinio draudimo įstatymas, toks, kur tikrai visa draudimo rūšės, viską įtvirtino, kaip jisai veiks. Valstybinių pašalpų šeimoms auginančioms vaikus įstatymas, dabar jisai išmokų įstatymas ir įtraukia ne tik šeimas, bet ir dar prirašo, kad vieniems gyvenantiems asmenims, nors seniau irgi šeima, kai apibrėždavo, tai į tą šeimą įėjo ir vienas gyvenantis asmuo pagal apibrėžimus tokius valstybinius. Na ir pensijų įstatymai pagal tą, reiškia, nusako pensijas. Ir daugiau dar yra šitų, bet šitie pagrindiniai, kur tokį didelį karkasą, kaip sakant, pačios sistemos socialinės apsaugos, tokį karkasą pastatė. Va, dabar valstybinis socialinis draudimas. Va, kokios rūšys yra to draudimo, tai orientacijai bendrai jums reikia žinoti. Va. Tai Lietuvoje mes turime 5 socialinio draudimo rūšis. Pensijų socialinis draudimas, ligos motinystės socialinis draudimas, nedarbo socialinis draudimas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas ir sveikatos draudimas. Ir šito socialinio draudimo visos sistemos tikslas yra garantuoti pajamas apdraustiesiems netekus darbingumo dėl ligos, motinystės, senatvės, invalidumo ar kitais valstybinio socialinio draudimo įstatymo numatytais atvejais. Dabar finansus, iš kur, socialinės apsaugos finansai. Tai socialinio draudimo finansų sistema vadinamas mechanizmas, per kurį išmokamos lėšos įstatymų numatytoms išmokoms mokėti. Pas finansai organizuojami taip, kad lėšos būtų gaunamos, administruojamos, kartais ir investuojamos, o vėliau tie pinigai išmokami kaip pensijos ar pašalpos padengiami administravimo kaštai. Dažniausiai pajamos gaunamos iš apdraustųjų ir jų darbdavių įmokų, o kai trūksta, tai ir iš vyriausybės. Socialinė parama finansuojama iš valstybės bendrųjų pajamų. Dabar apdraustųjų asmenų įmokų prasme. Tai yra ne tik pajamų gavimas, bet ir pabrėžiama darbuotojų atsakomybė. Pagrindžiama teisė reikalauti išmokų, už kurias jau buvo sumokėta. Taigi galima traktuoti kaip išankstinis pasirūpinimas savimi, mokėjimas tų mokesčių. Tai teisės ir orumą užtikrinantis veiksnys ir suteikiama teisė dalyvauti draudimo sistemos valdyme. Tai dar mums Lietuvoje galbūt iki tos kultūros, tokios skandinavų, kur garbė mokėti mokesčių, žodžiu, dar mums reikia augti ir augti, bet jau jūsų karta jau girdisi tikrai viešoje erdvėje toks mažesnė tolerancija tai šešėliniai ekonomikai ir
didesnis tas susirūpinimas draudimo įmokomis. Darbdavių įmokų prasmė, tai irgi darbdavio atsakomybė išsaugoti žmogiškąjį kapitalą, kurį gali pažeisti įvairūs atsitikimai, profesinės ligos, nelaimingi atsitikimai, nedarbas, invalidumas ir visi kiti dalykai. Nauda apsprendžiama stabilumu, geresnė darbo kokybė, santykiais, žmogus geriau, kaip sakant, jaučiasi, darbdaviai turi teisę dalyvauti apsaugos sistemos valdyme irgi. Pavyzdžiui, kartais darbdaviai draudimą taiko kaip motyvavimo ir darbuotojų išlaikymo savo įmonėje priemonė tokia labai didelė. Pavyzdžiui, gyvybės draudimas, kuris irgi gali kartais moka, apdraudžia gyvybės draudimu savo darbdavius. Pavyzdžiui, gali tai ir biznio būti įmonės, pelno siekiančios, gali būti ir tas viešasis sektorius taip numatytas, sakykime, kaip darbdavys. Jau turbūt 25 metai kokie atgal man teko būti Prancūzijoje ir aš tada labai vaikų globa domėjausi ir buvo man pavesta tokia užduotis, aš ją apsiėmiau parašyti vaiko globos įstatymą, nes reikėjo, sovietinėje sistemoje nebuvo įteisinta globėjų kaip po statuso tokio, nebuvo tai darbas, matoma, buvo didelės sovietinės institucijos. Tai galima sakyti, aš apsiėmiau tą visą padaryti, tai ir išvažiavau studijuoti, kaip veikia Prancūzijos sistema ir tikrai mane ten turėjau bičiulių, priėmė, davė visas prieigas ir aš ten tikrai studijavau ir man buvo labai taip tikrai tas atotrūkis toks didelis Lietuvos ir Prancūzijos tų sistemos, būtent šitoj vaikų globos. Pavyzdžiui, ten kiekvienas, sakykime, žmogus, kuris dirbo ar globėjas, ar tokių nedidelių globos namų, ten, kur po kelis vaikus tik tai gyveno, ypač paauglius ir komplikuotus kai kuriuos, kiekvienas darbuotojas, kuris paimdavo globėjas vaiką į savo namus, jisai būdavo apdraudžiamas pats, nuo nelaimingų atsitikimų ir visokių kitokių, ir dar plus jo turtas apdraudžiamas, kad jeigu padarys, ten nuostolį vaikas, nes tikrai ir emocijos sproginėja ir visa kita, ir tikrai čia realius dalykas. Tai Lietuvoje mes dar iki dabar negirdim, kad apie tai kalbėtų. Tai jeigu globos namuose, ar ten su tokiais irgi labiau žmonėm, kur tikėtina, kad bus emocijų nesuvaldymas ir kartais, kai emocijų žmogus nevaldo, jis nevaldo ir savo rankų, kumščių, jėgos, taip sakant, tai irgi visi apdrausti būdavo papildomų tų draudimų, nes gali būti privalomi draudimai ir papildomi. Tai jeigu žmogus turi ir tą papildomą draudimą, tai jisai gali tikėtis, kad gaus papildomas dar pajamas iš kitur. Tai tas motyvavimas, nes tikrai darbas yra labai sunkus ir tikrai suprantama, kad tą priemonę gali ir valstybiniam sektoriui, viešajam sektoriui taikyti. Tai jie tokie draudimai. Bet to, kai savanorių paskaitai čia ruošiausi, aš ne jums dėstau, kitiems apie nevyriausybinės organizacijas, savanorystės valdymas irgi, tai irgi yra viena iš formų, kai kuriuose didelėse organizacijose, kur daug savanorių samdo, ir kai kuriuose dalykuose tai irgi yra savanorio draudimas. Jam negali mokėti ten atlyginimų už tą darbą, bet kaip motyvacija tokia, nes, žinot, savanoriai dirba ir su išėjusiais iš įkalinimo įstaigų, ir su agresyviais, ir su priklausomybių. Dažnai tos nevyriausybinės organizacijos ateina į tas sritis, kur pati valstybė nesusitvarko ar nepriepia tų. Ir politika dabar yra tokia, kad kuo daugiau tų paslaugų įvairių viešų atiduoti į nevyriausybinį sektorių, tai čia rimti tokie dalykai yra. Ir tikrai tie darbdavio tos, kaip sakant, atsakomybė yra svarbi. Bet įmoka čia Lietuvoje mes dažniausiai tada apie darbdavį kalbam, tai dažniausiai diskutuodavo, kur ten mokesčius mokėdavo, kad dalį sumoka nuo atlyginimo pats darbuotojas, dalį darbdavys ir, anksčiau mūsų tie atlyginimai ant popieriaus buvo tokie mažesni, o po to padarė reformą ir po to tas, kur buvo darbdavių įmoka, atėjo į mūsų lapelius ir tada tarsi mes jau patys mokomės nuo tos savo algos. Ir kai buvo ten, kad mes galėjom paremti 2% nuo atlyginimo ten skirti viešojom įstaigom, savanoriškom organizacijom, nevyriausybinėm jas paremti, tai po to, kai darbdavio įmokas gražino į bendrą tą katilą, kokia mano alga, tai gavosi 1,2% šitas procentas, kurį mes galim pervesti į įvairias organizacijas dirbančias su pažeidžiamais nariais arba į švietimo ir sveikatos, į visas viešasias. Tai jis 1,2, bet iš tikrųjų tie patys pinigai, nes tik tai truputėlį. Bet čia yra darbdavų įmokų įvairius draudimus, kaip sakant, gali būti ir papildomas draudimas, kuris kaip motyvavimo priemonė ir toks geras gestas iš darbdavio.
gali būti taip. Valstybės dalyvavimo prasme irgi labai svarbi, tai nes jinai prisideda prie socialinės apsaugos finansavimo, realizuodama įsipareigojimą rūpintis silpnais visuomenės nariais. Realiai surenka mokesčius, perskirsto, finansuoja, žodžiu, viską tvarko. Ir trišalės finansavimo schemos yra pigesnės, nei tektų vien valstybei. Toksai, kada įsitraukia ir darbdaviai, pats žmogus ir valstybė, žodžiu, tada tą gerovę lengviau siekti solidariai. Dabar pensijų finansavimas priklauso nuo šalies, pensijų sistemos. Skiriama 2 pagrindiniai pensijų finansavimo modeliai, einamasis ir kaupiamasis, ir aš tuoj papasakosiu, ką jie reiškia. Tai einamųjų mokėjimų sistema, angliškai pay as you go, arba tos ilgosios raidės, bet čia aš daugiau nenaudosiu, bet realiai, jeigu kur esat pay, tai parašyta, tai žinosit, ką reiškia, jeigu kada susidursit. Tai šioje sistemoje kiekvienų metų išlaidos pensijoms yra padengiamos iš tų pačių metų pensijų fondo pajamų. Šie einamieji mokėjimai gali būti specialios socialinio draudimo įmokos į socialinio draudimo fondą ar bendrieji mokesčiai į valstybės biudžetą. Čia priklauso, kaip šalis organizuojasi savo administravimą. Ir beveik visi pensijų sistemos modeliai remiasi šiuo metodu, kuris susietas su pažadu. Jei mokėsi mokesčius dabar, ateityje gausi pensinės išmokas. Tai solidarumo tarp kartų principas. Problema. Didelis išlaikytinų skaičius, kuris auga ilgėjant gyventojų gyvenimo trukmei. Tai labai rimta problema, su kuria jau anksčiau susidūrė senusios vakarų Europos šalys, Amerika ar kitos labiau už Lietuvą įsivysčia industrinės, bet ir mūsų senėjimas yra didelis. Tai kada mūsų nebuvo pensijos fondų, tokie, sakykim, sovietų laikais, kada biudžetinis tik finansavimas ir tik valstybinis buvo, žodžiu, finansai tik valstybiniai, tai tokiu atveju kiek mokesčių surenka, paskiria pensijoms, tai išdalina tą bendrą katilą, aišku, pagal tam tikras taisyklės, pagal darbo stažą, darbo užmokestį, ten irgi buvo tam tikros metodikos, bet tiesiog išdalina esamiems pensinio amžiaus žmonėms. Ir tiesiog labai dažnai tos pensijos ir mažesnės būdavo, kada tų žmonių senų dar daugiau pasidarė, darbo jėgos mažiau, tai ta problema dar daugiau išauga. Žodžiu, Lietuvai jinai iš viso toli ir jai, nes mūsų Lietuvoje užtat ir yra tos pensijos tokios nedidelės, nes tų dirbančių žmonių yra nedidelis procentas. Jeigu mes atmesim visus invalidumą turinčius vaikus, pensinio amžiaus žmonės, tai to darbingo amžiaus žmonių ir kurie dirba ir uždirba, nėra labai didelis procentas. Ir čia yra problema ir mūsų tas viešasis sektorius patiria problemų ir mokesčių sistemui daug problemų. Žodžiu, dėl progresinių, dėl visokių dalykų, ten mes patiriam tokių dalykų. Tai einamųjų mokėjimų, kiek surenki tuo momentu, tiek ir išdalinė. Dabar Lietuva kaip ir pasiekė kitų šalių pavyzdžių, vakarų šalių ir kaupiamąją sistemą irgi įsidiegė, bet grynai kaupiamojoje sistemoje surinktos įmokos kaupiamos fonde, vadinamų įmokų rezervų fondų, kuris investuojamas į įvairų finansinį turtą. Metinės įmokos yra kaupiamos taip, kad galėtų padengti įsipareigojimus kiekvienam apdraustajam sulaukusiam pensinio amžiaus. Tai dabar trūkumas didelis, kad aukštas įmokų tarifas, dideli rezervai pensiniuose fonduose gali viršyti nacionalinės ekonomikos pajėgumus, tinkamai juos absorbuoti, irgi tada reikia ieškoti globalių tų rinkų. Kylantis pragyvenimo lygis turi neigiamą įtaką pensijų perkamai galiai. Ir šis metodas naudojamas privačioje pensijų sistemoje. Mes Lietuvoje turim ir kelių ten aukštų tą sistemą, bet įtraukiam ir kaupiamąją. Ir jūs girdėjote turbūt, kad ten su kurio fondu, gal ir tėvai, gal ir jūs jau pagalvojate, su kurio fondu pensijų padaryti sutartį. Žodžiu, kiek kainuoja administravimas, kur investuoja, pradedam žiūrėti ir mums tikrai kartais sunku susigaudyti akcijų biržose ir visur, nes reikia specialaus tikrai ten tokius nemažai kompetencijos visą tą suprasti, kartais tenka ir tais agentais pasitikėti ir ne visada, kaip sakant, pasiseka, bet yra didelis dalykas, kad moki, infliacija ir, žodžiu, po to nėra ta pensija vis tiek praranda tą perkamąją galią. Žodžiu, už tuos pinigus mažai gali įpirkti. Bet ką darysi? Žodžiu, tos kelios sistemos, kada derina ir valstybės, ir tą kaupiamąją, tai vis tiek patirtis rodo kitų šalių, kad vis tiek didesnė ta pensija šiek tiek būna žmonėms. Dabar Lietuvoje tai mes turim tą mišrią
valstybinis socialinis pensijų draudimas, kaupiamasis senatvės pensija iš socialinio draudimo įmokų pensijų fondui ir papildomas kaupimas pensijai gyvybės draudimo įmonėse ar pensijų fonduose, tas trečias lygis, galima sakyti. Tai va. Dabar aš čia turiu takelį, bet tai jums dabar nerodysiu, paliksiu jums savarankiškai. Buvo labai ekonomikos konferencija, būtent pensijų sistemai skirta. Tai aš jums iš tos sistemos vieną Romulas Zutkos, jisai tikrai specialistas šioje srityje, vienas iš stipriausių Lietuvoje, nes čia jo mokslo interesų sritis yra. Tai aš jums vieną jo pranešimą irgi įdėjau į Moodle ir prašysiu jį paskaityti, peržiūrėti, žodžiu, apie tą pensijų sistemą. Dabar dar kitas dalykas, ko gero, pažiūrėsiu, mano Moodle turbūt įsijungia, bet jeigu jis čia man greitai įsijungs, tai aš pasižiūrėsiu, bus turbūt įsijungęs, tęsti seriją. Dabar struktūra, socialinės apsaugos struktūra, čia jums sudėta, tai čia seniau buvo socialinė politika, darbo politika, socialinė apsauga, čia šitus galite užmesti akį, rizikos, jau čia kartosis jums daug kas, bet tiesiog tą struktūrą žinoti, socialinė apsauga iš ko susideda, kad socialinis draudimas, čia jos rūšys, aš apie jas kalbėjau, ir socialinė parama, kad yra. Ir ta socialinė parama skyla į dvi, kaip sakant, grandis tokias didesnės, tai piniginė parama, žodžiu, apie kurią aš kalbėjau ten, na ir socialinės paslaugos, bendrosios socialinės ir specialiosios. Bendrosios, tai čia konsultavimas, informavimas. O tos specialiosios, tai jau yra tokios specializuotos pagal tikslinės grupės, pavyzdžiui, pagalba į namus, tai žmonės, kurie, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės, kurie dar gali gyventi savo namuose ir jiems tik reikia papildomos pagalbos. Ar ten socialinė rizika patiriančios šeimos eina socialinis darbuotojas. Na, socialinių įgūdžių ir palaikymo jūs tikrai girdėję, kad yra ten tie lankomosios priežiūros darbuotojai skirti tam įgūdžių ugdymui, laikino apnakvindinimo ir nakvynės namai įvairūs ir krizių centrai, socialinė globa yra, žodžiu, kuri irgi ten įvairiom formom organizuojama ir institucijoje, ir ne institucijoje. Na ir globos pinigai dar šitie globėjų šeimom, žodžiu, ir įsikūrimo visokio įvairūs ten susiję, kur, žodžiu, irgi gauna, bet jie palydimi šitie visi dalykai socialinių paslaugų teikėjų, galima sakyti. O jeigu žiūrėsim čia piniginė parama, tai tiesiog ją išmoka, nors ir ten visokių yra ir kortelių, ir neleidžia grinai duoti, ir kartais apiperka, kur alkoholio problemų turi, ir ten visokių dar yra. Bet daugumoje tai yra piniginė parama, kad išmoka ir viskas. Tik tai ypatingų rizikų atveju tai derinama. Žodžiu, kada nepasitikima, kad tas žmogus pats, kaip sakant, neišleis kur nereikia, ar, pavyzdžiui, vaikam panaudos, jei vaikams skirta, nepragers, paprastai tariant. Tai jums šitą struktūrą reikėtų žinoti. Ir man atrodo iš šito, kad administravimo sistema, čia jinai bendra tokia, gal jums ir žinoma, kad, žodžiu, jau ko gero, kokios institucinis pagrindas, žodžiu, tai man atrodo, kad nieks dabar nepasikeitė ir mes daugmaž užmesti akį ir žinoti tą bendrą orientaciją tokią turėti, kas yra toj mūsų socialinės apsaugos sistemoje, iš ko jinai sudaryta, tokį bendrą supratimą. Nes vis tiek viešą administravimą baigiantiems žmonėms šito reikia, tikrai iš jūsų yra garantuotai, kas ir baigiamuosius darbus rašys susieta su socialinė sritimi, tai tikrai jums reikės. Bet dabar aš dar parodysiu, kur aš čia, ar aš jau įdėjau. Dar žmogaus saugumas, Jungtinių tautų organizacijos požiūrių, tai kur aš minėjau, pirmą skyrių reikės paskaityti iš šitos knygelės, nėra labai daug čia, galima sakyti nuo pirmo iki, dabar galvoju pati, kaip čia įsiorganizuotas, pirmas, su tokiu didelis skaičiukas ir iki to antro. Čia daug kas mano yra išversta, bet kai kas liko ir ne, iki šito antro. Taip jau rimčiau paskaityti, o jau nuo 11 puslapio gali taip užmesti akį ir suprasit, kad visi tie tikslai tvaraus vystymosi, kuriuos jūs jau apžvelgėt per šitą pirmą šito kurso dalį, žodžiu, tai apie juos čia kalba ir kaip ta socialinė apsauga
įsipaišo šitam, tai va dabar. Nu, čia tų planų jau galit irgi nebūtinai, čia yra, galit žiūrėti, čia toks kaip pagalbinis dar paaiškinimas, bet jau aš čia neprašysiu tų planų čia analizuoti. Va, nes kai ateis laikas, tai kažkada gal jei gilinsitės, čia per vieną paskaitą negaliu tokių labai didelių smulkmenų, kaip sakant, prašyti jūsų išmokti. Tokie bendrus bruožus, tik tai bendrus bruožus prašysiu. Tai va, tai iš tikrųjų šitas ir viskas, ko gero, šiandienai, jeigu turėsit kažkokių klausimų, pastudijavę, paklausę, rašykit, susisiekit su manim, galit man elektroniniu paštu, galit, kai susitiksim per paskaitą sakyti. Žodžiu, dabar na ką, ir viskas šiam kartui. Tikiuosi sėkmingai studijuosit ir supratot, ką aš norėjau jums